Nu va, turime Fioterą. Problema yra silo lykas prie kardano iš variklio. Bandysim spręsti kažkaip. O čia va mažas taškelis yra, bet duodant gerai apsukų, tai didėja viskas. Daugiau visokio liko. Reikia dabar išimti šitą kardaną. Prieš tai išimtas ratas. Nuimta pakojis, nuimta kojelė. Ir nuimtas čia va plastikas dedasi. Kardanas sukasi. Lyg tai nekliba. Bandysim kažkaip sylą keisti. Ardom toliau. Nu va, kad prieiti išėmėm duslerkės gabalą. Kardanas ant žemės. Kryžmė ant žemės. Plastik sylas čia toks eina. Čia dedasi irgi ant žemės. Čia viskas kaip ir gerai. Čia reiks prasivalyti. Nu ir ką turim? Va ten va. Šitą va reikalą. O šitą reikalą reik mum pakeisti. Dabar klausimas, kas toliau. Nu, apsižiūrėsim, įsivalysim, žiūrėsim, kaip čia bus toliau. Nu va, atsisuka vienas pilnai varžtas. Vienas į rėmą atsirėmė, į kitas ten irgi rėmą atsirėmė. Salnikas va, 2,5 ant 7,2 ant 9. Bet dėsim 2,5 ant 7,2 ant 7. Tik reikia sugalvoti kaip, nenoriu variklio išimt, daug darbo labai. Tai bandysim, jeigu ką, vėliau pažiūrėsim, parodysim, jeigu kaip kas gausis. Nu va, kad variklio neišimt, modifikacija. Išsipjovėm su dremeliu. Ir dabar va. Dabar išbandysim. Kas čia gausis, jeigu ką, tai reiks ir aną kažkaip bandyti ant gilio. Radom, kodėl bėga. Atidarius va, matas, iškrito sylo gabalas. Ten va, nėra spiroklytės, o spiroklytė va čia va likus. Va, suviniota visa susisugus. O čia priežastis, kodėl lykina. Šiaip netai pavyko išimt, žiūrėsim kaip naują dėsim. Tai va, ruošiamės į kelionę, dėl to tą sylą keičiam, kad nelykintų. Ir ką mes dar viduj randam? Va, sylo viršūnės nebėra. Suviniota šita. Ir kas įdomiausia, veržlė atsileidus. Va. Tai čia būtų buvę reikalų, jei toliau važiuot. Gerai, kad pasižiūrėjau. Būtų kelionė kažkur baigusis pakely. Gerai, taisysim, žiūrėsim, kas toliau. Nu štai, nuėmėm. Kadangi čia apsauga, tai nieko nesudaro ypatingo. Tik va tai va, stovi velnė saugo. Tai modifikacija va įvyko tokia. Užsidės po to atgal. Ir funkcija atliks. Vienas varžtas, kadangi visai įsisuka, viskas gerai, bet tačiau sutaupėm laiko, nereiks variklio imt. Ir salniką pakeisim. Bus liuks. Va taip atrodo priėjimas.
pasiemi. Va, nėra žiedelio vidinio, kur naujas ant naujo. Va, taip turėtų būti. Per čia įleido, va, per šitą skylę įleido. Dėsim naują. Naujo diametras 25-757. Seno diametras 25-759. Nu, ką žinau, gal bus gerai viskas. Tikėkime. Esmė dirba tik išorė ir vidus plotis, nelabai ką reiškia. Ką čia turim? Čia turim. O. Aš spėjau, jau čia senai taip važiuota. O. Atsileido. Panašus rėgis geras. Vėliava sukasi. Nieks neklipo. Ačiū Dievui, nieks nieko nesudaužė, nieks nieko nepadarė. Bandysim užveršt turbūt. Ir iš naujo užkernuot. Pakeisim salniką. Ir bus kaip naujas. Va, pasidarėm įrankį, biškį pasitrumpinom, tiek maždaug, kad čia tilptų. Ir čia po to kardanas dėsis, kad palaikyt. Nu, viską pamatysit. Tai va, dėsim seną veržlę, bet kad kitoj vietoje atsistotų, kolega nutekino man čiučiut. 0,6 mm atsistos kitoj vietoje ir užkernuosim, kaip nauja bus. Neverta pirkti naujos, nes 30 eurų, tai kam čia? Manau, laikys. Uždėsim loktaito. Dar dėl viso pikto ir su drėmeliu biškį pagilinom šlico vietą, kur įsikirnos giliau ir manau bus tvirčiau. Tai va, bandom. Dedam įrankį, o, tik. Dedam kardaną prilaikymui. Kadangi nėra originalių įrankių, tai reikia sukti. Jo, techninės replės mums išgelbės turbūt. Nu, daugiau nesisuka, manau, gerai prisiveržia. Va, čia buvo, čia dabar reikia įkirnuot ir manau laikys. Bus gerai.
kitoj vietoj užsitvirtino. Manau, jau rimčiau tikrai nei buvo. Ir dabar jau tikrai jam nėra šansų atsisukti. Įstatėm salniką ir įstatėm savo modifikuotą hausingą. Viskas užveržta. Tas tolimas irgi užveržtas. Toliau rinksim kardaną, sutepsim, užpilsim tepalo ir bandysim daryti likčeką. Pasidarėm likčekus, nieks nebėga, viskas atrodo gerai, pakaitinom, viskas nuostabu. Įsivalėm ratus, kardanėlį apsivalėm, susitepėm viską ir rinksim ir varysim test drive'ą turbūt. Tai va taip, viską surenkam ir į kelią. Po kelionės radom bėdų naujų. Naujos bėdos prasidėjo lašėjimu iš tos skylutės. Nedaug po biškį, bet lašėjo ir varvėjo. O kardano vidus. Tai įsiardžius, galvojau, kad va šitas salnikas leidžia. Jis va čia būna viduj. Bet tas salnikas dar gyvena, bet įkeisim naujo. Bet esmė yra va tas vidinis salnikas. Čia va įsiardžius, matosi visas tepaluotas. O šitas visas tepaluotas šiukšlių pilnas, tai va jisai irgi pavargo dirbt. Tai gerai, kad grįžom gerai, kardanas neužkalė, reduktorius gyvas. Super, dabar taisysim, užsakysim dalių ir bus čiki vėl iki sekančios kelionės. Tai va. Prie dačių pakeisim dar kinietį, kuris atlaikė beveik 3000 kilometrų. Čiučiut rasoja. Dėsim originalą, kadangi turim, tai vis tiek tas pats ardymas praktiškai. Tik tepalą papildomai reikia išleisti ir viskas. Nu, bet žolė pjovinis atlaikė kažkiek. Bet ilgiau važiuoti baisu. Tai dėsim originalą ir bus gerai. Nu ką randam, va, darytas remontas, atlaikė 3000, laikys tolyn. Ir va, ačiū kiniškai produkcijai, nu, klausimas čia, kuris pagamintas. Nu, baisu jį čia su juo toliau važiuoti, pakeisim jį originalų Yamaha. Pakeisim originalų. Kas kitai biški, tai vakantas čia metalinis yra, ko čia nėra.
Nu ir bus gerai. Tai va, dedam. Čia kardanę užsakom naujas dalis ir lauksim, rinksim ir toliau trasą. Nu va, done. Motociklėlis dirba. Žiūrėsim pralėkti. Žiūrėsim, viskas bus gerai. Surinktas. Paruoštas į kelią. Šiki ledas. Tikėkimės, niekas daugiau neišlys. Švelniau dirba. Pirmai buvo dar kažkoks garsas, lyg tai variklį dabar dingo. Galimai tą